Sveiki, kartais tenka sukti polius ten, kur nėra elektros. Norim pasibandyti, ar EcoFlow Delta gali įsukti tokį polį ir pažiūrėsim, kiek suvalgys energijos. Tai pirmiausia, mes jį įsijungiam. Pilnai pakrautas. Nu ką, ir bandom. Matom, kad naudoja 300 vatų, gali veikti 3 valandas. Bandom sukti. Na va, vieną kuolą įsukom, išnaudojo 1% baterijos, ruošiamės antrą kuolą sukti. Taigi, vertinant, kiek baterijos išsėdo, 40-50 kuolų turėtume susukti iš vienos šios baterijos. Tai yra pati mažiausia Delta iš EcoFlow. Taip kad jeigu nėra elektros, šitą įrankį galima naudoti vietoj generatoriaus. Taip kad visai puikus rezultatas.